Įsibėgėjo gegužės, orai šiek tiek pradeda šilti ir labai tikimės, manau ne tik aš, bet ir visi sodininkai labai tikisi, kad jau nebebus tų baisių sugrįžtančių šalnų, kurios galėtų pakasti besiskleidžiančius žiedus. Štai čia trešnė Irema, lietuviška veislė, bet jinai pas mus prastai dera, nes neapdulkinama yra. Vėlyvesnė jinai čia tokia veislė ir jinai augo kartu su lapins trešnė, kuri šiemet atrodo štai taip. Tai yra didžiausias mūsų praradimas šią žiemą. Manau, kad praradimas, nes abejoju, ar jinai beatsprogs. Dar bet viršūnėlėse šiek tiek yra keli žiedeliai, lyg ir lapeliai bando sprogti. Pabandysiu aš ją šiek tiek pagenėti, gal tai paskatins jai augimą, nežinau, gal sutiks jėgų, kažką dar bandysiu padaryti, bet labai abejoju. Ir jeigu jinai neišgyvens, tai teks tada ieškoti kitos. Irema nelabai gerai apsidulkindavo su lapins, nes lapins žydėdavo šiek tiek anksčiau. Jų žydėjimas susitikdavo labai trumpą laiką, kada lapins baigdavo žydėti, Irema pradėdavo žydėti. Bet susitikdavo kažkiek tai ta žydėjimai, bet apsidulkinti gerai nepavykdavo. Tai nežinau, kokią veislę pasirinkti trešniai Irema, kad galėtų gerai apsidulkinti ir būtų daug uogų. Gal kartais kas nors žinot, gal turit kas nors pas save auginat kažkokias tai veislės kartu su Irema ir gal neturi tokių problemų, tai būtų labai malonu, jeigu pasidalintumėt. Pabandžiau pagenėti trešnę lapins ir matau, kad čia iš jos tikrai jau nieko nebus. Štai šakelės rudos. Taip nukirpu ir kur be nukirpčiau, ar didesnė šakelė, ar mažesnė, ar viršui, ar žemiau, ar aukščiau, visur yra ruda. Štai taip. Štai didesnės šakos. Ir tai rodo, kad medis yra nebegyvas. Tai kiek apkarpiau, visur yra negyva mediena. Taigi laikyti šitą medį ilgiau tikrai nėra prasmės. Štai kaip jisai atrodo. Įdomumo dėliai parodysiu jums, kaip turi atrodyti pjūvis, kokios spalvos. Einu dabar pasikeisiu sekatorių. Šito užkrėsto nenoriu, nes trešnė šita sirgo. Tai nenoriu aš užkrėsti kito augalo. Ir dabar nukirpsiu šakelę trešnės Irema, kuri yra sveika. Ir štai kokia yra jos spalva pjūvio. Matot, jinai yra žalia, šviesiai žalia, gelsva spalva. Paimsiu šitą šakelę ir dar, kad palyginti, prinešiu prie šitos. Pažiūrėkite, prašau, koks yra skirtumas. Čia yra gyvas medis, o čia yra jau medis nebegyvas. Tai taip, kad su šita mano puikia trešnė teks atsisveikinti. Gaila, bet ją reiks pakeisti kažkuo kitu. Kokomikozė yra rimta ir klastinga liga. Jinai pasireiškia tuo, kad dar vasarą medis pradeda mesti lapus. Tai yra lapai pagelsta, paruduoja ir ima kristi. Būna taip, kad vasaros antroje pusėje medis jau būna visiškai be lapų. Toksai lapų netekimas
labai susilpnina medį ir jisai gali kitais metais, jeigu atžels, prastai derėti, o gali būti ir taip, kad jisai neiškęs žiemos šalčių ir paprasčiausiai pavasarį net sprogs. Kaulavaisiams nuo kokomikozės arba nuo kitos labai pavojingos ligos moniliozės aš naudojau fungicidą Skorę 250. Sistemingai purškimų neatlikdavau, nes apskritai savo sode chemijos noriu naudoti kuo mažiau. Bet matau, kad jei norėsiu išsaugoti vaismedžius, to išvengti nepavyks. Sodas nemažas ir nežiūrint kai kurių praradimų, vis tiek yra kuo pasidžiaugti. Štai taip puikiai žydi obelis. Auksis. Auksis yra rudeninė veislė. Štai jinai pražydo anksčiau. Nuostabus, kvapnus žiedai džiugina. Kriaušė pilna žiedų. Labai suvargus iš tikrųjų kriaušė, vat parodysiu, koks yra jos kamienas. Ir jisai yra toks vat susisukęs visas. Bet neskubėjom šitos kriaušės išpjauti. Sakėm taip, laikysim, kol jinai gyvens. Ir štai 10 metų jinai gyvena. Ir duoda vaisių. Gal ir nebūtina skubėti išpjauti. Jeigu būtų neskanus vaisiai, žinoma, mes būtume juos atsisakę. Bet dabar vaisiai skanus, jinai derlių duoda gerą. Įskiepytos dar yra 3 šakos kitų veislių. Žodžiu, leisim jai gyventi, kol jinai galės, kol jinai turės jėgų. Štai ir kitos 2 didelės kriaušės, kurios duoda tikrai didelius derlius, jeigu nenušąla žiedai. Vaisių būna labai daug. Tenka dalintis su sodo kaimynais, su namų kaimynais, su bendradarbiais. Visi būna sotus ir laimingi. Štai taip žydi medlieva smokį, kurią kartu genėjome. Jau žiedai kai kurie ima nužydėti, jau barsto žiedlapius. Ir užmėgstos yra uogelės. O štai šitokios didelės gražios kekės uogų bus. Labai skanios uogos, didelės. Ir derlius turėtų būti neblogas. Puikiai atrodo pernai apgenėti sausmedžiai. Pradėjo jau leisti štai tokias didelės gražias atžalas. Žydėjo, šitas sausmedis jau nužydėjęs. Jo uogelės būna nedidelės ir gana rūgščios, bet aš šitą sausmedį laikau dėl apdulkinimo kitų 2 sausmedžių. Štai čia irgi pats jauniausias mano augintinis iš sausmedžių. Gražiai žydė. Šito uogelės būna didelės, skanios. Bet jisai dar mažas krūmelis, nežiūrint to, aš pernai jau jį apgenėjau. Bet dabar va vis tiek matau, dar yra sausų šakelių, reikėtų apėti dar va tokias sausas šakeles arba jų viršūnėlės iškarpyti. Ir va labai gerai atželinėja, va kaip gražiai augina naujas šakeles, ant kurių kitais metais bus vėlgi daug uogų. Ir dar vienas sausmedis. Visiškai kitoks negu anie. Šito labai skanios uogos, irgi didelės. Tokios apvalios, jau ir lapai apvalus. Veislės nepasakysiu, nes yra gauta iš žmonių, kurie augina šitą sausmedį. Aš jį paragavau, pamačiau, man jisai patiko. Ir man davė ūgliuką, aš jį užsiauginau. Šilauogės šiemet atrodo varganai. Pernai rudenį aš jas išgenėjau, rodžiau jums, kaip jas genėjau. Jos buvo labai suvargę ir palikti tiek šakų,
kurios jau buvo aišku, kad nebeatsprogs pavasarį, tai buvo netikslinga. Didelę dalį jų išgenėjau, bet dar reikės apėti ir dar apgenėti, nes matosi, kad viršūnėlės kai kurių yra pašalę. Štai čia, ten vat, visas stiebas nušalęs. Šitas dar krūmas atrodo neblogai, turės daug uogų. Čia yra krūmas Patriot ir jis yra gana derlingas, gana didelės skanios uogos. Na, skanios tai jos visos iš tikrųjų šilauogių neskanių nesu valgiusi, bet vienos būna šiek tiek saldesnės, gal aromatingesnės, kitos mažiau. Šita veislė tikrai labai gera. Čia yra Toro. Paeksperimentavau ir neiškirpau visų va tokių silpnų šakų. Nukirpau va šitoj vietoje ir tikėjausi, kad išleis, bet čia šitoj šakoj labai gerai matosi, tikėjausi, kad išleis ūglius. Bet iš tų ūglių va tik tais vienas va toks mažiukas bando kaip ir augti, bet aš nepalikinėsiu iš to šakos. Iškirpsiu ją iš apačios, va čia ir šitą taip pat. Ir va šitą iškirpsiu, kuri matosi irgi kaip buvo suvargusi, taip ir liko suvargusi. Ir nieko jinai nebeatsigauna. Patrečiau šilauogės amonio sulfatų. Ir tikiuosi, kad azoto dozė jas paskatins auginti naujus ūglius. Nes uogų jau iš tokio krūmelio aišku nebus. Bet mano dabar bus tikslas šią vasarą užauginti kuo daugiau ūglių. Jeigu matysiu, kad šilauogės neatsigauna, tai aš jas tiesiog keisiu kitomis. Šitas krūmelis daugmaž dar pakenčiamas. Žiedinių pumpurų yra, uogų bus. Čia Spartan, labai skanios uogos, jau tikrai jau skanios. Didelės labai, sunoksta pačios pirmos, labai man patinka šita veislė. Linkiu mums visiems šiltos ir saulėtos pavasario pabaigos. Linkiu nesušalti ir nenušalti. Ir iki sekančio susitikimo.